Kūrinys Lost in Circus. Tai beždžionė, kuri neturi vaidmens. Jos kostiumas su užrašu Lost in Circus kalba atviriau nei jos veidas. Čia nėra jokio gudraus triuko, tik dvi auksinės bananų formos rankose lyg trofėjai ar ironijos objektai. Tai figūra, kuri buvo mokyta juokinti, bet pasimetė tarp instrukcijų. Ji kelia klausimą, ar cirkas buvo pasirinkimas ar paskirta vieta, kur baigėsi vaidmuo ir prasideda sąmonė. Šis kūrinys atsirado kaip refleksija apie nuolatinį balansavimą tarp natūralumo ir išmoktos elgsenos, tarp žmogaus ir gyvūnų, tarp žiūrovo ir atlikėjo. Tai kūrinys, kur žiūrovas tampa veidrodžiu ir pati beždžionė rodo stebi mus su tuo pačiu klausimu. O tu, kurioje cirko pusėje esi?